Tai sveiki visi, šiandieną norime Jums pristatyti mūsų lektorę Aureliją Bacevičienę, pakalbinti, pristatyti ir leisti su ją susipažinti artimiau. Tai labas, Aurelija. Labas tau, Greta, labas, Alina. Labas, myloji. Gal dar kažkaip prisistatysi pati, papildysi save? Jau Alina pasakė lektorė, o kas daugiau? Nes Lektorė tai visko turbūt, daug. šviežiausia. Lektorė turbūt yra šviežiausia profesija, jeigu taip galima sudėlioti visas mano veiklas į profesijas. Tai esu fotografė, gerokai per 15 metų, profesionali fotografija, bet tai irgi šiandien turbūt nėra pagrindinė mano veikla. Dabar galbūt pagrindinė veikla skaityčiau intuityvi mentorystė, toks įdomus terminas. Toliau, ką aš dar veikiu, stovyklas moterims organizuoju. Toliau turiu savo verslą, tai yra ekologiškų plaukų priežiūros priemonės Mos9. Toliau dirbu su natūraliais vitaminais, tai yra sveikata kūnui. Nu ir dar visko, ko tik nori, to prisigalvoju. Tai labai smagu. Aš tai, Aurelija, mes iš tiesų, tai tu viena tų lektorių, kuri taip praktiškai pradžioje ir pradėjau žengti su mumis. Na, jau buvom truputėlį įsibėgėję, bet tikrai dar ne taip toli. Ir iš tikrųjų pasinaudosiu eterio progą ir padėkosiu tau už tą kelionę su mumis. Iš tiesų, toj mūsų irgi bendrystėje, draugystėje, ar ne, buvo visokių momentų ir mūsų kažko nedadarymų, suklydimų, kurias tu priėmėjai, palaikai ir mylėjai. Tai mes iš tiesų visos kartu bendrai augom. Aš, pavyzdžiui, matau, kad ir mes su tavim augom ir tu su mumis augai, ar ne taip? Tikrai taip. Ir aš labai džiaugiuosi, kai leidžiam savo būti netobulom. Nes mums kartais atrodo, kad jau kai būsiu tobula, jau kai viskas gražiai blizgies, jau čia tada išmoksiu viešai kalbėti, va tada pradėsiu. Ne, tada bus niekam neįdomu. Nei socialinė erdvė, nei tau pačiai, ar ne, nei tavo aplinkai. Tai va tas smagu matyti ir jūsų, kad leidžiat savo suklysti, viskas okei, tai yra žemiška, žmogiška, ką galim toje situacijoje padaryti. Nes iš principo, jeigu tikėti, kad mes ne vieni, ar ne, tai visos šitos situacijos skirtos kam? Kam? Pamokoms? Pamokoms, teisingai, mes ir atėjom susirinkti visas pamokas. Tai kaip kitaip, jeigu ne per klaidas, aš gaunu pamokas. Jau man šiurpai eina, nežinau kaip jums, bet man jau einasi. Ir mintis yra tokia. Neblogai einasi. Aha. Atėjo pamoka, jeigu aš esu žemose vibracijos, jeigu aš esu, mažam tam sąmoningumo lygiai, tai už ką man tai tu kalta ir mes visą pasaulį apkaltinsim. Bet jeigu aš tik tai truputuką turiu daugiau sąmoningumo, galvoju, kažkas įvyko, okei. Apie ką man tai? Ką šita situacija nori mane pamokyti? Ką man jinai duoda? Ką aš čia turiu atrasti? Dovaną. Atsimenat, aš kai jums sakiau, čia kažkas turi būti paslėpta. Mes ten kruvinom ašarom verkiam tada per tą iššūkį, ne? Ir aš sakau, palaukit, jau man vėl. Kažkas, sakau, čia yra daugiau. Ir jaučiat per šitus metus laiko, kas ten buvo daugiau? Faktas, kad tos visos situacijos priverčia kažkur kažką daryti, išmokti, keisti ir ieškoti naujų dalykų ir atverti platesnės galimybės. Tai aš tam tikrai pritariu. Aurelija, dabar, aš irgi tokia turiu, man kažkaip apie tave kalbant arba kažkur, tiesiog aš tokią mintį turiu, irgi iš tų patirčių, po mokymų ar dar kažką, aš pastebėjau taip, kad Aurelija yra tas žmogus, kuria arba jos nemėgsta, nes jos yra per daug, arba jinai yra ta, kuria tiesiog dievina, kažkaip, nežinau, net nepaaiškinamai. Tai tikrai turėtų tą savo stiprią auditoriją, savo būrį moterų, kurias tu pritrauki, sužavi. Ir iš tiesų pas mus tikrai, kartais net, tiesiog, Aurelija tai vau, tiesiog vau. Ir žinai, aš sakau, arba taip, tai arba kažkam tavo visko yra per daug, arba kažkas tave labai myli. Tai kaip tu galvoji pati, kas tas moteris ten taip sužavi, nes, sakau, net... Ką tu darai, Ką tu jums darai to moterim? Šiaip tai viskas labai paprasta. Šiandien mes galim leisti savo būti savimi. Mums nebereikia vaidinti, mums nebereikia apsimetinėti, mums nebereikia niekam įtikti. Sorry, man nebereikia ir jums įtikti, kad jūs mane samdytumėt kaip lektorį ir kviestumėt į projektus. Mums nebereikia
laukti, kol pasaulis patvirtins, kad aš esu pakankama. Ane? Ir kai tu leidi savo būti savimi, tai vat ir atsiranda, kad vieni žmonės, žiūrėk, kas išeina. Vieni žmonės sako, aš irgi tokia esu, aš noriu, bet tik tai dar vis skleidžiuosi, dar vis neišdrįstu ir tu mane įkvėpi. Leisti savo būti savimi, priimti save veidrodį, priimti save tokia, kokia esu, su kreiva lūpa, su didelė krūtinė ir ten dar kažkokiais dalykais, ar ne? O kitos sako, blemba, aš norėčiau taip kaip jinai, bet man dar nelaikas savo pripažinti, kad aš taip norėčiau. O Aurelija, kas pasikeitė tavo pačios gyvenimo kelionėje, kad tu išmokai leisti būti savo visokia? Vat kaip tai atsitiko? Kaip tai? Aš žinai, kokiu 18 pradėjau skaityti tas lyderystės gal knygas, tokias jau rimtesnės, ne romanai, ne ten dar kažkas. Tai mano pirmoji knyga buvo Dale'o Carnegio Būk lyderis, paskui atsirado tokia Dale'o Carnegio knyga, užstrigo pavadinimas, daryk įtaką žmonėms, kažkas ant tokio, turėk draugų ir daryk įtaką. Kaip turėti draugų ir daryti įtaką kitiems. Ačiū tau. Ir aš tas knygas turiu, jos dabar tokias papilkėjusios, tokias pageltusios, nes man jau 40 plus, ne, jau praėjo tas laikas 18, bet mintis ta, kad aš dar atsiverčiu ir aš galvoju, aš taip gyvenu dabar, tai yra mano gyvenimas, kai tuo tarpu tada, tai atrodė kažkokia, nerealybė, čia tik Amerikoje gali taip žmonės gyventi, ar ne? Ir prasidėjo tas kelias į sąmoningumą, bet apskritai dabar atsirado, koks klausimas buvo? Kaip leisti savo būti savimi? Kas pasikeitė tavo gyvenime, kad tau jau tapo nebesvarbu, kitų nuomonė, ar ne? Nereikia įtikti. Kaip tu manai, kas įtakojo tai? Kai tu žinai savo, kodėl tu taip elgiesi, taip galvoji, taip darai, taip atrodai, to nedarai, tą pasakei, kai tu žinai savo, kodėl, kai tu išvengi pasiteisinimų, kaip dažnai būna, negaliu susitikti, nes ir mes puolam teisintis, ane? Nebereikia teisintis, nes aš tai žinau, kodėl aš negaliu. Ir dabar čia situacija irgi, kad kartais, tai manęs nesupras, tai draugė sakys, tai tu jau man nebedraugė. Kažkas tokio, ar ne? Tai šitoj vietoj mes ir galim pasimatuoti, ar tavo draugė tave priema tokia, kokia tu esi. Net jeigu tu sakai, žinai, mieloji, ačiū tau už pakvietimą, ar ne? Bet aš, žinok, šiandien noriu su chalatu sėdėti, valgyti ledus, žiūrėti kokį nors lėkštą filmą. Aš šiandien renkuosi save, aš taip noriu būti. Ir tada draugė pasirodys, ar jinai draugė, ar jinai, kažkas apsimestina, nėra. Tai žodžiu, čia viskas tiesiog nuo seniai vyko, tu domėjasi tą saviugdą, ar ne, ir nebuvo kažkokio nei ten sukreitimų gyvenime, nei dar kažkokas išmušė tave, bet tu dirbai ir samdomą darbą, ir buvo kažkokios, nežinau, rėmai, gal... Žinai, kada sukrėtimas buvo, kai buvo COVIDas, kai atėjo pas mus į gyvenimą kažkas tokio nepažįstamo, su didelėm akime žiūrėjom, dabar galvom, kaip čia išgyventi reikės. Aš tuo metu jau buvau išėjusi iš biudžetinės įstaigos, jau turėjau laisvės, turėjau savo verslą, bet tas verslas irgi priklausė nuo žmonių ir nuo kontakto su jais, kad aš dariau susitikimus gyvus. Ne? Ir štai tau žinutė, kad tu nebegali daryti gyvų susitikimų ir ką tai reiškia. Arba aš bankrutuoju ir mano verslas eina į bedugnę. Tai aišku, visa ir savivertė eina į bedugnę, ir visos pajamos yra visos svajonės dūžti ir taip toliau. Arba yra kitas kelias, pasistatai tą kamerą, paspaudi play, ir kažkaip bandai priimti tą balsą, tą vaizdą, tą žodžių, kažkokią seką, tas gestikuliacijas, kur ten tikrai iš pat pradžių ne kažką ten atrodė. Pirmą kartą nesmagu, aš sakiau, išjunkit man ją. Antrą kartą irgi dar kokį 100 kartų, man ten buvo negražu. Man ten buvo taip negerai. Va, prašau. Aha. Bet Aurelija, tu ir mūsų mokymuose labai dažnai žmonės būna mokymai apie Reelso kūrimą ne tik iš techninės pusės, bet labai daug iš to, kad daryti. Jeigu tu nepriemi savęs veidrodyje, kokia tikimybė, kad tu paspausi play ir padarysi story su savo vaizdu? Nulinė. Tai va čia yra psichologija. Taip, Reelsas yra technika, ne? Spaus tą, muziką tą, sukarpyk tą, ten padaryk įėjimą, coverį ir taip toliau, bet čia ne apie tai, čia yra antras žingsnis. Pirmas žingsnis, aš priimu save tokią, kokia esu, su visais savo pliusais, minusais, trūkumais ir privalumais ir kuo tik tai nori. Aš norėjau paklausti dabar, irgi tu apibūdinai save tokiu įdomiu žodžiu, ar ne? Intuityvi. Tai gal gali papasakot žmonėms būtent, kas tai yra, ką tai reiškia, kur tu tai naudoji, kaip čia, su kuo čia, žodžiu, visą tai susiję? Aš kai pradėjau ieškoti tokios neva apčiuopiamos profesijos, nes kažkuo reikia būti, ne iš tos serijos, nes tu ten negali pasakyti savo vardo pavardės ir duoti pasauliui suprasti, kas tu. Vis tiek mes turim kažkaip tai savai žeminti, vadinkime, ne? Aš pradėjau studijuoti coachingą.
man labai įdomu uždavinėti klausimus ir tylėti. Ir užsičiaupi, ir klausai. Tada vėl užduodi klausimą. Ir čia labai gera tokia terapija gaunasi su pokalbis su žmonėmis, kas dabar neįprasta, nes aš apsiverčiu, o ne dabar jūs manęs klausinėjat. Bet mintis ta, kad pradėjau mokytis coachingą, gal kokie 3-4 mėnesiai. Ir man sako, stop. Nu, prasme, stop. Tu čia, sako, biški peržengi jau coachingo normas ir ribas. Ai, tai čia irgi yra ribos, nesvarbu, kad tam žmogui, kuris su manim bendrauja, jam liejasi jis. Čia, sako, psichoterapija. Oho, galvoju, bet psichoterapija yra apie skausmą, apie praeitį, apie ten, kur tau reikia už kažką tai išknisti, užlipdyti pleistriukų, žodžiu, išgydyti. Ir ne, galvoju, čia irgi ne apie mane. Ir mintis ta, kad aš ieškau kažko, kas būtų tarp dangaus ir žemės. Supranti, ne tą mintį? Nu, kad kažkas ne taip labai jau dieviško ir žmogui nesuprantamo, bet ir ne taip labai, kad būtų, struktūra, normos ir taip toliau. Ir atėjo toksai terminas intuityvi mentorystė. Yra viena lektorė, kuri Lietuvoje ruošdavo, dabar jau neberuošia tų tokių mokinių, vadinkim. Aš pasimatavau tai ir tai dar nėra iki galo tai. Nes dabar ką reiškia intuityvi? Mentorystė, tai mes žinom, ar ne, kad būk šalia manęs, aš einu, o tu tiesiog pabūk ir padėk man šalia, gali patarimais, gali klausimais, gali ten metodikom kokiam nori, ar ne. O mintis intuityvi mentorystė, kad susitarime su mergina kokią nors konsultaciją arba susitikimą, tai esu jau turėjus tokių įdomių dienų, kad diena kartu, wow, galvoju, įdomus projektas, ir aš paskui galvoju, okei, šitoje dienoje kartu ta moteris turės savo asmeninę fotografiją, asmeninę turinio kūrėją, asmeninę coacherę, asmeninę, nežinau, ten visokių tų vaidmenų, ne, asmeninė geriausia draugė, kur kitą kartą reikia, išklausyk mane, aš neturiu savo aplinkoje žmogaus, kuris mane girdi. Ne tik tai, kuris mane palaiko, ne, bet kuris mane girdi. Nu ir mes pasimatavo, atsimenu, su ta pirma mergina tą dieną ir aš tiesiog intuityviai klausau, kokio vaidmens iš manęs jai tuo metu reikia. Aš atsimenu, prisidėjau į kuprinę ir strėlę, patlaužimo į praktiką, ar ne, ir coachingo korteles, ir ten lapų, nes darysim ten tokias praktikas, ir veidrodėlį pasiimu, nes ten dar, tokių visokių aš praktikų prisigaudžius, olele, visokiausių. Ir va tada tu klausai ir pažiūrim, ko tau šiandien reikia. Labai dažną kartą užtenka, žinai, tik tai ko. Telefoną pastatai, paspaudi play, nueini toliau bendrauti apie tai, ką bendravai ir nesigauna. Ir pradeda ašaroti. Ir aš tada, žinai, ką sakau? Tai kas ten dabar į tave žiūri? Ir prasideda, ne? Nes ten žiūri kažkas, kur man skauda. Ir aš dėl to neleidžiu išeiti savo į eterį, nes aš kiekvieną kartą, kai paspausiu play, šiurpukai pareina, kai paspausiu play, mano nesąmoningas protas žino, kad tas kažkas iš praeities mane stebi. Nors jisai nestebi. Jam visiškai neįdomu. Jis net nežino tavo vardo. Ten buvo taip seniai ir netikra. Bet va čia ta žinutė yra. Kitai to metodo jau nepritaikysi. Aš kartais pamiksuoju, pasimatuoju dar tame vaidmenyje, ne, kad ateina, tarkim, tu šnekiesi su kita moterim, atvažiuoja strėlės laužyti ir natūralu, kad tu turi išgirsti, apie ką mes čia būsim, ar ne? Ir bandai, žinai, ne, tas klausimas, kažką jin kalba, dar užduodi klausimą, kaučinė, kaip, gerai, ir vėl pastatai kamerą, nesako, viskas gerai, ten viskas, okei, tada paslėpi kamerą, ar ne? Ta prasme, kad tu tarsi bandai apgauti save, kad tu esi neintuityvi, bet tau nereikia apgaudinėti, aš paskui suprantu, žinai, kai analizuoju, man nereikia apgaudinėti, aš žinau, kad aš tiesiog turiu intuiciją, kad man užtenka žmogų užduoti klausimus ir klausyti. Bet tai vat, čia turbūt labai dažnas reiškinys, kad žmonėms tiesiog reikia būti išgirstiems, išklausytiems, ar ne, nes mes irgi su Alina, mūsų arkliukas yra pardavimų mokymai, mes pačius tuos pardavimus aktyvius darom. Tai irgi vat, tas pats Lysa, šaltas skambutis ir mes skambinam lygiai taip pat su Alina. Ir tikrai paskambinė ir būna tokių skambučių iki su visiškai nežinomu žmogum pusvalandis ir daugiau ir tu turi tiesiog išklausyti, išgirsti. Ir ne apie mokymus, tu su tuo žmogumi kalbėjau apie jo gyvenimą, skaudulius, kažkokias situacijas ir panašiai. Ir iš tikrųjų tuo momentu užsimezga va tas ryšys. Ir ką dar noriu irgi pasakyti šiandien, kaip tik važiuojant, klausiau knygą, tai ten ir akcentavau, kad mums visiems vis tiek reikia tos bendruomenės. Mes turime jausti tą bendrystę, mes turime jausti kažkokį aplinkinių buvimą šalia, tai čia palaikymą. Senų laikų, nes tau anksčiau pasakė, kad jeigu tu nepritapsi prie gaujos, tu viens neišgyvensi, tave liūtą suvalgius, ne? Ir tai yra pasąmoninė programa, kur mes viską padarysim, kad įtikčiau, kad patikčiau, kad priimtų, kad neišmestų.
Bet dabar jau taip nėra. Dabar mes ir moteris vienos su vaikais galim išgyventi, ne? Vat iš tos savo patirties matom. Bet, Arba žinom, kad galim, nu, vat, vėlgi, ar ne, toks pavyzdys gal gyvenimiškas, jeigu tavo aplinka nėra tau priimtina, tarkim, alkoholis, rūkimas arba moteris, kur matai, kad, nu, aš ir pati esu tikrai nekartą buvus tokioje kompanijoje, kur jauti, kad, nu, nesiraša, žinai, ta bendra kalba, neturi ką bendro kalbėti. Iš principo net gaila laiko tame buvime. Ir tada tu pasiryšti išeiti. Ir aš pamenu, mes iš tiesų buvom šeimoje taip, kad mes neturėjom tų bendrų draugų, su kuriais galėtume kartu leisti laiką taip, kaip mes norim. Ir vat, pasiryžus išeiti iš to, tu kažkiek laiko būni vienas, taip tau nebūna labai fainai, bet po to atsiranda ta aplinka tokia. Tai kada atsiranda? Kai atlaisini vietą iš tų visų, ar ne, nepatogių santykių, tada atveri vietą kažkam naujam ateiti. Tai yra labai taip normalu, nes mes turim laiko tik tai tiek, vietos tik tai tiek ir normalu, kad ten reikia švarą karts nuo karto padaryti. Aurelija, ko reikia moterims? Tavo pagrindinė auditorija moteris ir sakau, aš tikrai irgi esu nekartą mačiusi, kai mes atvažiuojam į mokymus apie, nežinau, TikToką ir ten moterys verkia, nesuprasi dėl ko ir kaip, ar ne? Tai kaip tu manai, vat, ką tu ten juose atrakini ir ką tu jauti, kokią vertę tu jums duodi, kas tai, ko jums reikia, kodėl jos ateina pas tave? Buškis visoms toms, kurios verkia ir kurios gal net pačios dar nesuprato, dėl ko ten verkia, bet kažkas tai vyksta tokio. Tai mintis yra ta, kad labai dažna tiesiog nori pasijausti svarbi, nori turėti palaikymą iš šalies, nori, kad kažkas jie patikėtų. O iš principo mano tokia, vadinkim, sielos misija, čia tokiu terminu pasakysiu, ir yra, kad pamotyvuoti, įkvėpti ir patikėti, kad tu gali. Ir kaip dažnai mums iš šalies, kai kažkas pasako keletą kartų, nu davai, tu gali, tu sutverta tam, tu darai, rimtai, galiu, nu gerai, darau, ne? Tai vat apie tai yra. Ir tas moteris turbūt taip ir yra, kad aš jam suteikiu daugiau pasitikėjimo savimi, tą savivertę, tą stuburą tiesinimą per visus savo intuityvius įrankius, ką aš tik tai matau ir sugebu ir girdžiu, va tą dieną, tą akimirką. Ir net jeigu va apie tuos TikToko mokymus, ar ne, kur mes irgi dalyvavom, tai irgi aš negaliu pasakyti išėjus, kas čia įvyko. Tai buvo nerežisuota. Aš negalvau, aha, dabar Vilija verks, aha, dabar Aurimas ten kažką, žinai, dabar ne, tu tiesiog girdi, matai žmonių kalbą, ir tu su jais eini į tą santykį, bet eini į tokį, kad tu tik viena pasaulyje dabar esi mano horizonte. Ir viena mergaitė yra, labas, jeigu žiūrėsi, kuri sako, aš vis dar neperklausiau tavo voiso po pirmos paskaitos. Kodėl? Nes kai man bus labai labai blogai, nu jau kai bus tai blogai, aš žinau, kad aš ten rasiu paguodą. Man kažkas wow. O aš atėjau tik toko mokymų vesti, arba ten kažkokios aležemiškos patirties padalinti, ar ne? Bet vat kažkas vyksta. Ir ypatingai, va tarkim, moterų stovyklos, ta pati strėlės laužimo į gerklę praktika. Aš paskui jas, palaikau ryšį su to moterim ir aš kai matau, kokios vyksta transformuojančios gyvenime istorijos, man eina širpai, aš va tai visa man, ir man tokia vidinė laimė, galvo, tėve mano, tu eini savo keliu, tau nereikia dėti labai daug pastangų ir tu dar gali daryti įtaką kitų žmonių gyvenimo geresniai kokybei. Aš dar vieną klausimą turiu. Strėlės laužimų technika. Aurelija, Dieve brangus, ar ne? Tau jau skauda, ar ne? Kaip tu, man tai, žinai, kyla klausimas, kaip tu sugalvojai tokį dalyką visų pirma, ar ne? Žinom, kad tu esi vienintelė, kuri tai daro Lietuvoje, ar ne? Ir aš žiūrėdama tavo tuos video, tuos reelsus galvoju, o ji nebijo, kad tą žmogų, pavyzdžiui, sužeis iš tikrųjų, ar ne? Nu, bet kas čia dabar? Specialios strėlės? Ne specialios, normalios, eilinės medžioklinės strėlės. Bauginkitės toliau, taip, normalios, antgaliais, visko. Tai papasakok šitoje vietoje, nu, vat, kaip čia kilo ta idėja ir ar tikrai dar nėra pasislėpusios moters, kuris su kraujais kakle? Ar buvo sužeistų, ar būna kraujo? Būna. Aš dabar vilkiu tais labai gražiais Jurgitos pasiūtais drabužiais, lininiais, ar ne, kurie suteikia irgi įvaizdžio dalis ir taip toliau. Ir aš kartais turiu eiti nuplauti kraujuką, bet labai dažnai nuplauti nuo savo rankų, ar ne, tai aišku, Darius man sako, tai užsidėk pirštinės, užsidėk akį, nu ta prasme. Patikėk manim, sakau, ten tas, kas vyksta tuo metu, ten negali būti blogai, tu ten nesugadinsi, ten tai viskas, ta atmosfera tokia, kad man, sakau, čia kažkoks įbrėžimas prieš tai, kas ten vyksta tokioj transformacijoj. Sakau, yra smulkmena, visiškas smulkmena. Nu gerai,
Tai Ką tu žmonės ten klausi? moka pinigus tam, kad kraują pralietų. Ne apie tai. Žmonės moka pinigus iš tiesų už tai, kad atrakintų savyje galę, kad išsilaisvintų nuo kažkokių baimių, nuo kažkokių ribojančių įsitikinimų, nuo to kažko, kas nebetarnauja ir jiems reikia kažkokio fizinio veiksmo, kad tai paleistų. O man tai pirmai tu kalbėjai irgi, ar ne, kad moterys, oi, tokios būna, darysiu, ten varysiu, lėksiu. Mes irgi, vat, pavyzdžiui, savo mokymuose labai daug širdies atiduodam su Alina tiem žmonėm. Ir po mokymų ten atsakom į klausimus, kalbam į žodžiu, tik jūs kreipkitės ir mes, ką galėsim, tą padarysim. Ir iš tikrųjų, vat irgi ką aptariam su Alina, kad tiek duodam ir būna, kad išeina žmonės po mokymų, oi dabar tai jau čia, vat jau laukiu, nesulaukiu, pradėsiu daryti, darysiu ir vat tas pats momentas, ką tu kalbėjai, kad o jau čia dabar tai aš įkvėpta ir varysiu ir mes žiūrim, kad niekas nesidaro. Gerai, Greta, klausimas tau. Kam tas lūkestis? Lūkestis iš tiesų tam, kad pateisinti mūsų programos įdėtą darbą, tam, kad, nusipranti, kur dingsta tas mano klausimas, nes jie patys žmonės turi tą lūkestį tokį, kad irgi, aš jau baigiau mokymus, darysiu, nes mes darom, mes po gyvų mokymų su kiekvienu asmeniu darom gyvus pokalbius, aptarimus, tolimesnius planus ir visi jie būna, kad ant to darymo bangos. Tai ir mums tas labai sukelia tą lūkestį, žinai, kad kai jis sako, kad o jau aš dabar čia pridarysiu, tai ar pas tave taip nėra? Žiūrėk, aš tokios esu minties, kad neturėkim lūkesčio pirmiausiai, tada nebus ką sugriauti, ar ne, viena iš taisyklių. O kitas dalykas, tu negali įtakoti kito žmogaus sprendimų po to, ką tu jam davėjai, po to įrankio davimo. Tai va štai vietoj mano toks įžvalga, kad užtektų tik tai dėti fokusą į tai, ką aš duodu. Tuo momentu aš padariau viską, kas mano galioje, ką aš galiu geriausiai ir keliu rankas. Ir leidžiu pačiam žmogui pasirinkti šiandien, rytoj, po metų arba niekada. O ar tu nesi pati jautus tokio jausmo? Aš net nebijoju, kad irgi kažkada esi susidūrus su ta situacija, kada tu duodi, ar ne? Žmogui duodi vertę kažkokią ir vis tiek, galvoji, kad jis padarys kažkokį rezultatą, įkels, kad jis paims ir pritaikys tavo žinias kažkaip praktiškai, ar ne? Ir ar yra tau tai buvę, kad matai, kad nepritaikai? Kaip tu tada jautėsi? Dabar jau nebėra. Kai yra sąmoningumas, kad tu negali įtakoti kito žmogaus sprendimų, tada jau nebėra to lūkesčio. Tu tiesiog, kaip ir sakau, atidavai, ką geriausiai galėjai, ar ne? Suteikė visus įrankius, viską. O kada jisai žvejoti, čia nuo jo priklauso. Jeigu yra dar kažkas, ko tu gali padėti, papasakosiu apie mūsų Simoną, labas, mūsų studentė. Tai čia gera istorija, tai papasakosiu, ne? Mintis sako ta, kad aš vakarais skrolinu, ne? O norėčiau skaityti knygą. Gerai, sakau, aš tau metu iššūkį, aš tokia iššūkių mėgėja, žodžiu, tas strėlės ir tie visi kariški dalykai. Tu, kai norėsi vakare paimti telefoną, tu pagalvoji, kad aš čia esu pas tave, ne? Tu paimk knygą ir kad kaip įrodymą, kaip atčiotą, kaip atsakomybę, kažkokią atskaitomybę, gal netgi, ar ne? Paimk ir pačią geriausią citatą man nufotkink ir atsiųsk. Davai padarom, sakau, mėnesį, taip, kiekvieną dieną. Tokia, žinai. Tai sakau, tai arba tu nori, arba tu nenori. Nes mintis ta, kad 21 diena tai yra įpročiai suformavimas. Mes žinom tą teoriškai iki begalybės ir viskas aišku. Bet kas tada? Tada žmogus sako, aš nežinau, tai dabar čia man jau pavyko, viskas gerai, o kas toliau? Tai ne čia svarbiausia, nes 21 dieną mes panevaliu, ne, galim, čia įdėsit, ne, kabutės. Galim tai padaryti, bet 60 dienų ir dar daugiau laikotarpis tą įprotį įdiegti į savo kasdienybę, čia yra pats sudėtingiausias ir svarbiausias dalykas. Jau tu, kai ten įkasiai tą šaknį, paskui ten po kokio, ten 60 dienų, po pusmečio arba kažkiek galvoju, tai kaip aš čia galėjau kitaip, taigi čia normalu, taigi čia taip visą gyvenimą, čia taip tarsi buvo, ne, tau tampa taip gilu ir taip artima ir taip sava, tai su ta knyga. Mėnesį laiko mes, kiekvieną dieną, ne, sakau, tai ką dabar darysi? Tai kažkaip, tai bet dabar nenoriu kiekvieną dieną skaityti. Tai viskas okei. Ir aš paleidžiu, matai? Nes jinai man atsiunčia man naudą, kad aš paskaičiau gerą citatą, tuo metu jinai skaitė irgi Dale'o Carnegio knygas, aš galvoju, kaip faina, kad jai tai yra naujo, man jau yra mano gyvenimas, ar ne? Bet mintis ta, kad tiesiog, tu vedi žmogų tiek, kiek tu gali vesti,
Bet paskui leiskim gyventi savo gyvenimą, leiskim savo patirtį susirinkti klaidas ir dar kažkur kažką tai veikti, daryti. O ne tai, kad, jau tu dabar viską žinai, jau tu dabar privalai daryti. Nieks nieko neprivalom, nieks nieko neprivalom. Tai vis tiek, Aurelija, man dabar toks vis tiek kabo Nedainuok, klausimas. Ką tu tiems žmonėms padarai? Kodėl va, ta bendruomenė renkasi pas tave, ateina pas tave, tiki tavimi? Kaip tu manai, kas už to slypi? Nu, vat, ką, atrakini pas juos kažką ar ne? Nes mes tikrai matom, kad tu turi tą gebėjimą pritraukti žmonės. Kaip tu manai, kas ten? Ar tu pati jauti tai? Aišku, kad jaučiu, ką tu galvoji, aš nejaučiu magnetizmo. Intuityvi, kaip gali nejausti. Taip, be abejo. Tai, kas? Kaip ir sakau, pirmiausiai aš leidžiu būti savimi, savo, pačiai ir į sociumą išeiti visokią, va ir dabar pasidažys, čia lūpas ryškios ir taip toliau, ir murzinai, ir su basom kojom, ir ten su neplauta galva ir taip toliau. Ir apskritai žmonės sako tai, kad, patinka, kad esu tikra ir patinka, kad yra laisvė. Labai daug žmonių norėtų laisvės, norėtų gyventi amžinose atostogose, o aš gyvenu šiandien tokiam gyvenime, kad aš esu amžinose atostogose. Man taip gera gyventi savo gyvenimą, kad aš gyvenime niekada taip gyvenimiškai gerai negyvenau kaip šiandien. Visame kame, tiek veiklose, tiek finansuose, tiek savirealizacijoje, ar kaip tik nori. Ir per savo asmeninį pavyzdį aš rodau, kad ir tau taip įmanoma. Ir va tas sakau, laisvė. Labai dažnai mes, ką apie mane pagalvos, negaliu savo to leisti, baitų durna, tu basom kojom, tu kągi žmonės ir koks skirtumas? Aš taigi žinau, kad aš dėl savo sveikatos, dėl savo laisvės, dėl savęs tai darau, dėl savo vidinio stuburo tvirtėjimo, ne? Bet kažkam dar reikia to pavyzdžio. Aš tai galvoju, Aurelija, kiek tu draugių turi ir kaip tu spėjai žinutės visam atsakyti? Aš neturiu ne vienos draugės, bet myliu jas visas. Kame šaknis. Nes žinai, draugystė kaip yra, kad jeigu mes sakom geriausia mano draugė, ne? Tai ką tai reiškia, kad mes prisirišam tą žmogų prie savęs, ir jau neduok Dieve kažkas nutiks, ne? Tai tada visais pip, 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 čia uždėk tuos iksiukus, ne? Viskas okei, pip, ir mes išsiskirstom ir labai skauda, ne? Tai kai tu neturi etiketės tam žmogui, kai tu besąlygiškai myli ir priemi visus, tai gali sakyti iš tos serijos, aš turiu labai daug draugių, be galo daug. Ir su Jurgita, vieną kartą labas Jurgita. Irgi ta mano, Deivė gerbėja mano, ta. Žinoma. Sako, jeigu tu darytum tokį projektą, kad važiuoji per visus Lietuvos miestus, tai sako, aš net nebijoju, kad visuose miestuose tave pamaitintų, apnakvindintų, ten, žinai, kava pavaišintų ir taip toliau. Sakau, taip. Nes aš pati esu atvira širdimi pas visus ir su visais ir man nesvarbu, kiek tu uždirbi, ar tavo vyras ten toks anoks, ar ten pas tave ten plaukai ilgiau, gal trumpi, žinai, ar tu ten keikėsi, ar ne, man jokio skirtumo. Fainas iššūkis, Aurelija, sakė, mėgsti iššūkius. Davai, meskite. Tai galėsim šitą dalykėlį padėlioti, pagalvoti, gal tikrai išleistume tave į turą per Lietuvą, per kažkokius miestus ir žiūrėtume. Užpilat kūro žodžio, ne? Su riedučiais. Padėliosim, pagalvosim šitą vietelę tada. Tai iš tiesų aš dar irgi, Aurelija, ar ne tave stebint, man irgi labai patiko iš tikrųjų, ką tu dabar pasakei, kad kodėl kartais tavęs nemėgsta, ko žmonės gal tikrai jie pavydė tos laisvės, nes aš irgi kartais, žinai, aš tai tave myliu, viskas gerai, bet aš pažiūriu, galvoju, tau, Aurelija, tai pavaro, ta prasme, tai duoda, žinai. Ačiū tau, nes tu atpažinai savyje, ko tau trūksta, aš tave suryzinau, ne, Man nėra, tu supranti, man nėra kažkas iš blogos pusės, nes nesvarbu kas. Bet aš pagalvoju, ta prasme, pavyzdžiui, dabar man sunku net pasakyti, bet tai tavo kai kurie tikrai istoriukai ir ilsiukai tokie atviri, tokie, kad aš tikrai galvoju, vau, ta prasme, čia tai atvirumas, čia tai drąsa, žinai, jinai duoda, pavarų, žinai. Ir aš iš tikrųjų, gal mane kažkada tai būtų erzinė ir gal būčiau buvus piktesnė tame, bet tikrai dabar aš priimu tai ir aš pasižaviu tai žmonėm, kad mes esam visi tokie skirtingi su visais tais dalykais. Ir kartais tikrai net aš pati mėgstu prabėgti per lietų ir kai tu ten dar ir šoki lietuje, aš taip žiūriu ir galvoju, geras, pavydžiu noriu ir aš ten tam lietui pašokiu. Bet tu net neįsivaizduoji, kiek per tokius kuriozus aš įkvėpiau kitų žmonių jų patirti pirmų kartų gyvenime.
Man paskui taip rašo. Ir va pernai su riedučiais, po ilgos pertraukos pradėjau važiuoti su riedučiais. Ten vos ne kas antra mano Facebooko gerbė, mano svajonė, Tai kad, laba diena, tai tu dar nemirusi, ne? Tai pirminis tą savo svajonę. Ką žmonės pagal... Labą dieną ir vėl pasišneka mane apie tai, arba va apie tą lietų. Tai šią vasarą mes arba nekenčiam, arba ją mylim, Taip. už ką mylim, už ką tai, ką turim, ar ne? Ir va šokti gali per lietų tada. Ir moteris, va tame ir esmė, kad tu pajudini kažką, kur jinai sako, arba tu išprotėjus, ane, ir nekenčiu tavęs, ane, bet pati taip svajočiau, taip norėčiau tą vaikystę sugrįžti ir patrepsėti, ane, bet neleidžiu savo. Ane? Bet žinai, aš savo mergaitę išsitempt noriu į tą Lietuvą, jai dabar 7 metai, jinai, mama, nenoriu, einam, nes aš noriu, kad jinai tai irgi patirtų, Taip. sakau, prabėgam, davai lenkčiu iki ten ir, tai jinai ten prabėga žodžiu su manim, bet jinai grįžta ir vos ne mama čia va, išprotėjus, o mano mažas, tai mane dar stumia, nes žiūri pro langą, Taip, kaip nes jam ten mama, linksma. jam linksma. Tai va, tai irgi iš tikrųjų tokios patirtys ir aš taip irgi galvoju, va, ir vaikams mes parodom, kad mama gali būti ir išdykus, ir pikta, ir mano dukra tai visada sako, mama, pabūk tu ten išdykus, ten pabūk vaikiškai, jie Nes taip, nori. kiekvieno iš mūsų, ar tu berniukas, ar mergaitė, gyvena tas mažas vaikas ir čia vėlgi grįžtant, aš nebūsiu dabar čia psichologė ir neaiškinsiu, kas ten vyko tuo metu, kai mes vaikystėje kažko nepatyrėm. Bet natūralu, kad daugybė atvejų mes turėjom greičiau užaugti. Arba mes norėjom greičiau užaugti, nes buvo tokia aplinka, ar ne? Arba mes, tiesiog taip turėjo būti. Ta prasme, nesigilinam čia tas praeitis, bet mes kiekvienas esam neišsisiutę, neišsižaidę, neišsikvailioję. Ir va dabar, kada jau tampa laisva, tam vėl šiurpai eina, mes galim tai padaryti. Okei, jeigu tu nesi socialus žmogus, kameros nespaus, bet kai tu paspausi kamerą, kažką palies, va kažką paerzins, kažką įkvėps, kažką tas, ir tas pradės gyti. Čia apie tai yra, kad savo asmeniniu pavyzdžiu, net nesąmoningai, net nevalingai, net nespecialiai, nes pirmiausiai tai aš dariau dėl savęs viską, ką aš ten darau, ne? Bet tuo pačiu gali įkvėpti ir kitus žmonės. Bet apie tai. O aš tada, kai pirmą kartą šokau Lietuvoje, aš 10 valandą grįžau, žodžiu, turėjau projektą, bet irgi po tų nuoskaudų susigalvojau savo projektą, darysiu ten kiekvieną mėnesį fotokursus, ten tam tikruose mokymus miestuose ir taip toliau. Ir aš pabaigiau maratoną, aš grįžtu iš Alytaus, ten 11:30 nakties į Žemaitiją, ne? Lyja lietus, man ta muzika groja. Aš gal dabar ir viską nuplauti ir pasidžiaugti savo pergalę, nes tu tai padarėjai, tai buvo mano apdovanojimas. Ir aš paskui montuoju tą reelsą, aš pati savo pavydžiu šitos emocijos. Ten aišku laikų pilna, ten visokių pilna ir moteris rašo, wow, aš irgi noriu, ir tu tada vėl darai savo darbą, įkvėpi jas tiesiog irgi tai patirti. Aurelija, aš mačiau, kad pas tave storiukuose, reelsuose yra parašytas dienų skaičius, dienos iš kažkiek dienų, paaiškink, kas čia per kokią tu čia reikalas. gerą temą paėmei dabar? Ką tu apie tai galvoji pati, kai matai? Fainai, man tai fainai žiūrisi ir smagu tas tęstinumas, bet aš vis galvoju, žinai, Čia iššūkis ką kažkas. čia ta Aurelija paslėpus, apie ką tai yra, kas... Jo. Rimtai papasakoti? Aha, Jo. Gerai. Auditorija, kelkit dabar rankas, besimokymus. Kas Kas iš jūsų nori uždirbti daugiau? Keliam rankas. Aha. Gerai, kas iš jūsų vis dar savim nepasitikė? Prieš kamerą ten. Gerai, ne jūs, bet kelia, tas kelia, ne? Kas iš jūsų nori pagaliau susitarti su savo baimėmis, įsitikinimais, bla, 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 ir va. Gerai. Po metų laiko, jeigu tu darysi tai, ką aš dabar pasakysiu, aš tau garantuoju, aš tau pažadu, aš tau, kad visa tai, ką tu dabar tik noriu, tai taps tavo realybė. Visose netrepsi, gal ką čia dabar reikės daryti. Viskas labai paprasta. Kiekvieną dieną, 365, ne, metuose dienų yra, 1 minutę išeik į sociumą, išeik į socialinę erdvę. Su viskuo, ką dabar turi. Su kreiva lūpa, su netinkamu balsu, su nemokėjimu rankų, kur laikyti, su neišplauta galva ar ten nemokėjimu su viskuo, ką tu turi. Išeik dabar. Rytoj išeik, poryt, įsipareigok sau. Kas čia vyksta tada? Plemba, ne? Paskui, o tai apie ką kalbėti, ašgi nežinau, ką kalbėti. Ir kai man pasako, tai apie ką kalbėti, nežinau. Sakau, tu durna. Tiesiai šviesi. Šiandien, kai yra ChatGPT,
kai yra tiek knygų, kai yra tokia auditorija plati, visko, turi minti žinių, informacijos, tu dar drįsti savo apgaudinėti save, kad tu neturi apie ką kalbėti. Ne, nu labą dieną. Aurelija, tu iš tiesų manai, kad kiekvienam žmogui to reikia? Reikia tam, kuriam reikia to. Jeigu jis kėlė ranką ir sako, aš taip, tada jam reikia to ir jis gali išbandyti save. Ir kai vyksta, žinai, kas vyksta? Pirmiausia, įsipareigojimas savo. Antras dalykas vyksta, kad aš leidžiu savo būti tikru, nes ne visą laiką ir aš būnu pasipuošęs, pasiruošęs, pasidažęs. Tikrai yra tokių dienų ir aš netgi tokius reelsus turiu, kad aš po kaldra pasisliu, va taip rodau žmonėms, ne? Pas mane irgi būna tų dienų, kad aš urve noriu sėdėti. Bet aš ir tokius įkeliu, nes tai irgi yra žmogiška. Ir tada sako, rimtai ir pas tave tai būna. Tai ką tu sakai, galvo, kad kažkokia ten iš kosmoso, kažkas pas mane ne taip? Aišku, pas mane yra labai džiaugiuosi ir va tuo, ką dabar irgi vartoju iš energizerių, kurių tai, kad aš turiu tos energijos, labai daug turiu energijos ir man kūrybiškumas liejasi, man ten idėjų pilna ir sproginėja ir aš net nespėju ten trinti atminties fotoaparato telefono, kad viską suvaldyti. Bet tikrai būna tokių dienų, kad atšokit, atsikniskit ir ypatingai po moterų stovyklų, kur ten 30-40 moterų, ten tu su visom reikia mylėti ir reikia palaikyti, įkvėpti. Ir tu jau va tokia pareini, ne? Tai tada kas? Mano terapija. Pušynas. Kai man juokiasi irgi viena mergina sako, kažkas sakytų, ne vyras koks nors, o tavo vyras sako, Aurelija, tau jau reikia į pušyną. Tai va, ir tada, kada tu jauti, kad jau bus too much, va tuoj bus too much, tai nereikia laukti, kada tu jau išsikoliosi visą šeimą. Taip. Tada tu tiesiog save izoliuoji iš tos aplinkos, kur gyvena tavo šeima. Ir kartais aš irgi tai būna. Labas, Dariau. Atsikeliu ir sakau, Dariukai, šiandien aš oloj. Tiesiog priimk, tau nereikia čia. Ne, bet tai kas yra ten, taigi gelbėt reikia, ne tą žmoną. Viskas, sakau, ne, bet man patinka, kai mano Aurutė būna linksma, pozityvi, ten tu darbšti, ten. Ne, šiandien, sakau, mano ta diena, kada man, vat oloj. Žinot, mergaitės ypatingai žinom tas dienas visokias, ne, ir visokių kitokių pas mus dienų būna ir taip toliau. Tada jis ką nors, tu gersi mačo su pienu, kokosu ar su karvės? Ne, tu išvis, tu nežinai, kad aš visą laiką, ne, jau kažkas negerai. Atvaro sūnus, ne? Mamytė, gal turi 10 minutėlių? A tu gali, Atvaro uošvienę, ne? Tai gal agurkų tau atnešti, bet va tada. Tai kai tu jau pačiumpi tą dieną, velniop visi darbai, velniop visi santykiai, išnešk save iš tos aplinkos ten, kur tu gali nurimti, kur tu gali susirinkti save. Žinai, Aurelija, man tai čia iš filmų, tu pasakoji. Kokio filmo? Pas mane dar net 2 metų vaikui nėra, tai kur tu nuo jo atsitrauksi? Būk gera, neįsiknisinė, kad neturi galimybių pabėgti, būk gera, pasakyk vyrui apie tai. Ir jeigu vyras yra tavo, ir jeigu jis nori, kad būtų šeimoje laimingas, santuoka žmona. Aš suprantu, ką tu kalbė, aš tai puikiai irgi suprantu, bet dabar, žinai, aš kodėl tai truputėlį norėjau paprovokuoti tave šitoje vietoje, nes pati aš irgi labai susilaukiu tokių komentarų, kad tau lengva, ane, kai ten gali čia daryti ar ne kažką, kai ten, pavyzdžiui, finansinis stabilumas užtenka jau ir iš vyro pusės. Tau ten lengva, kai mamai gali vaikus ten palikti, aš, pavyzdžiui, neturiu kam palikti. Tikrai yra tų tokių momentų, kai žmonės... Gerai, tada klausimas. Gerai, sakai, suprantu tave, ane, priimu, viskas okei. Ką tu gali padaryti, kad pakeistum? Kiek tau laiko reiktų, kad nurimtum? Oi, žinok, man užtektų 10 minučių, mane, bet ramiai duokit man 10 minučių, aš nurimstu, aš turiu savo metu. Tai gerai, tai pasakai visai šeimai, pasakai visiems miegamajam, dabar draudžiam ateiti. Mama 10 minučių turi nurimti. Uždarai duris ir ten tegul pasaulis griūna, o tu esi savo su savimi. Kartais mums nereikia labai daug, kartais mums mažai tai reikia. Ir užtenka to, kad persikraunam. Dabar aš jau normali. Kabutėse, ne, ir jau dabar galiu santykį kurti. Aš kaip tik norėjau tavęs klausti patarimų kažkokiu, kad mano klausimas buvo šalia, ar galėtum kažką rekomenduoti, ar galėtum kažką patarti, tai labai smagu, kad taip išplaukia savaime tas patarimas. Bet maželiukai, patarimai negali būti, aš pasakysiu, man tai veikia, tai nebūtinai mano patarimai, tavo patarimai. Mintis ta, kad aš turiu pats savęs paklausti, ar ne, ką aš veikdama nurimstu. Kita sako, vakar mergina sako, aš kai sėdu už vairo. Vairuoti, viskas man išsijungia pasaulius. Aš tokia man meditacija.
Kita sako, kad ten, nu, kai ką daro negerai, žodžiu, kita masturbuojasi, sako, aš tada nurimstu ir atsijungiu. Kas, kaip, kam, kur. Viskas yra okei. Svarbu, kad tai nežeidžia kitų, ten nežaloja kitų, nu, suprantat, ar ne tų dalykų. Bet atrasti savo būdus. Taip ir iš tiesų dabar vėlgi yra tam tikros tiesos, ar ne, kas yra madinga. Madinga ten, tarkim, vaikščioti miške, tada madinga kažką kitur daryti, nežinau, jogą atlikti ar panašiai. Tai mano irgi rekomendacija būtų ne tos mados vaikytis, bet tikrai pagauti momentus, kur tau būtent gera, kur tau būtent faina. Nes aš iš tiesų atkreipiau dėmesį, tarkim, man, ar ne? Man rytas yra nuostabus dalykas, aš esu visiškai ryto žmogus ir jeigu aš nueinu, dabar vasarą miegoti 12 valandą, kelintą dieną iš eilės, vieną dieną buvom sode, kitą dieną kažkur kitur, viskas, man šakis, man atostogose šakis, aš turiu turėti rytą, man turi leisti išgerti kavos ramiai vienai ir tada viskas gerai. Tai tikrai rekomenduoju visiems. Kas tavo greta yra? Kai jau ta stiklinė tuoj ir kas tavo receptas? Einu po dušu ir pasidažau. Aha. Jau būna, kai nei rytas, nei vakaras, bet jis nei suprakaitavus nesvadina, bet einu po dušu. Nuplauni, ar ne, tą emociją? Jo, tai čia mano irgi toksai, kažkaip turbūt irgi jaučiu, kad dabar tame, kame esu, aš jaučiuosi geriau, nes po tų dušų taip dažnai nereikia. Tai, bet, pavyzdžiui, būdavau, aš po samdomų darbų grįžtu, tai ten man dar 2-3 kartus reikia po tuo dušu nueiti, kad nusiplauti tą... Žinai, dar prie dušo kas dera? Šveitimas. Veido, odos ar ne, galvos skrabo. Nu, ta prasme, kad nuvalyti fiziškai tą naštą, ką mes tiesiog prisikaupėm, ar pokalbis, ar stresas, ar nerimas. O jeigu dar jau pasidažau be progos, nors niekur neįsiu, namie būsiu, tai jau tada, žinai, jau šeima žino, vyras žino, kad jau stadija. Tai tokie. Bet atradusi savo tuos, ar ne, mygtukus, kur paspaudus tau vėl šviesa, saulė šviečia, ar ne? Taip. Tai čia ta rekomendacija yra turbūt, kad nėra tokio išmintingo žmogaus, kuris pasakytų išmintingą receptą, kuris veiktų visus 100%. Tai gal su šitu patarimu mūsų pokalbį ir pabaigsime. Linkime visiems atrasti tą momentą, atrasti tą veiklą, kurioje pailsite, kurioje pasikraunate. Aurelija, gal dar reziumė kažkokį? Gal Aurelija dar kokį patarimą? Kažką, kas mūsų... Laikykitės dabar visi. Gal kažko nepaklausim? Tai paklausti, čia visko paklausti, nes mes net neturėjom ką paklausti. Čia be scenarijaus, kas yra geriausia, ar ne, ekspromtų ir organiškai. Aš tai kviešiu, žinot, kaip padaryti. Jeigu turite kažkokį slaptą svajonę, kažkokią, mintį, kažkokį patirti pirmą kartą, kažką naujo išbandyti ir taip toliau, bet reikia vis patvirtinimo iš šalies, arba vis dar nesiryštų, dar vis bijau, nes protas maištauja, sako, kad čia taip, tau nesaugu, čia vis pavojų pilna ir taip toliau, vis tiek eiti ir padaryti. Ir tuo metu, kai versis dangus, tą akimirką, kur pas mus visus versis dangus, geriau išeiti su, aš turiu daug patirčių, negu su apgailestavimu. Tikrai, aš irgi šitas dalykas dažnai susiduriu, kad sako moterys, noriu, bet trūksta to pagrindinių pirmo žingsnelio, ar ne, tai visada mes irgi savo veikloje su Alina pridarę ir gerų dalykų, ir daug klaidingų dalykų, bet dėl tos klaidos mus išmokinė ir mes tikrai visada vadovavomės tuo, kad geriau padarom ir pasigailim, jeigu ten bus kažkas blogai, negu nepadarom. Ir dabar duosiu tokį pavyzdį. Mano mama dirba ligoninėje, kurioje ir dirbo seniaus skyriuje, kur yra daug senyvo amžiaus žmonių ir tikrai stebėdavau tas mirtis, ar ne, tuos žmonės išeinančius. Tai čia ir yra iš tiesų tas dalykas, kada jie jau supranta ir gailisi, kad kažko nepadarė, bet laiko pakeisti jau nebėra. Tai jūs dar tą šansą turite. Viskas, valio, pabaigiam. Ačiū labai. Linksmai.